Visai netikėtai man į rankas pateko ši knyga – Paskutinė Tinderio žinutė. Intriguojantis knygos pavadinimas iš pradžių gali suklaidinti. Atrodo, kad tai bus knyga apie lengvą istoriją, apie pažintis ir santykius tiesiog Tinder programėlėje. Tačiau jau nuo pirmųjų puslapių tampa aišku, kad ši knyga yra daug gilesnė. Tai pasakojimas apie moters vidinę kelionę po skyrybų, apie tylą, laukimą, neišsiųstas žinutes ir bandymą suprasti, kas su manimi vyksta. Autorė labai jautriai kalba apie vienatvę, apie emocinį nuovargį, apie santykius, kurie baigėsi, bet lieka labai daug neatsakytų vidinių klausimų. Per visas šias pažintis, nusivylimus, herojė pamažu atranda svarbiausią dalyką – ne kitą žmogų, o atranda save pačią, savo kūną, savo emocinę būseną, savo ribas ir savo poreikius. Ši knyga nėra apie tai, kaip susirasti vyrą, ji apie tai, kaip susirasti save po to, kai santykiai baigėsi. Apie moters brandą, apie savivertę ir suvokimą, kad didžiausia meilė, kurią galime atrasti, tai pirmiausia yra meilė sau. Tai labai jautri, šiuolaikiška, puikiai atpažįstama knyga tiems, kurie bent kartą gyvenime išgyveno išsiskyrimą ir tyliai savęs klausia, kas dabar aš.